Sveiki dar kartą, pradedam antrą dalį mūsų susitikimo ir Ramunė iš Idea Code direktorė, reiškia, pristatys praktinę dalį, kurios metu bus testuojamas tikras tinklapis. Mes netgi turim tikrus užsakovus, turime 2 žmonės iš salės, kurie paskui pasirodys, reiškia, ir fiziškai sėdės prie šito kompiuterio ir testuos tinklapis. Apie visą procesą plačiau papasakos Ramunė, bet prieš perduodant Ramunį noriu tokį padaryti vieną pranešimą. Mūsų kolegos iš startups.lt gegužės 28-30 dieną organizuoja didžiulį renginį. Suvažiuoja, reiškia, visi startupai iš 5 šalių, tai bus Ukraina, Lenkija, ten Latvija, Estija ir panašiai. Bus labai didelis renginys bus transliuojamas internetu, ten bus labai daug susitikimų, reiškia, tarptautinio to bendravimo. Tai kam įdomu, apsilankykite tinklapį startups.lt ir rasit visą papildomą informaciją. Startup Jam EU. Va, toks specifinis pavadinimas. Dar vienas dalykas, reiškia, klubo moderatoriai tenais turės tokį web akademijos vadinamą desantą. Ta prasme, ten jie visi dalyvaus ir konsultuos tos vadinamus startupus savo ekspertizės klausimais, bet apie tai jos informuosim elektroniniu paštu. Tai tiek dabar, reiškia, pasveikinkim Ramunę. Labadiena, mano vardas Ramunė, aš atstovauju įmonę Idea Code. Mes kaip įmonė būtent specializuojamės usability testavime ir patogumo vartotojams konsultacijose bei vartotojo sąsajos dizaine. Tai yra mūsų pagrindinė paslauga ir mes tengiamės nedaryti programavimo darbo, o dirbti būtent su ta darbų dalimi, kuri skirta vartotojui matomai portalų ir tinklalapių daliai. Mes šitas paslaugas teikiame nuo 2006 metų. Mano kolegė Modesta ir mes buvom pradinė ta komandos sudėtis, kuri sugalvojo apskritai šią paslaugą ir išvystė kompaniją. Tačiau nuo 2006 metų mes supratome, kad Lietuvos rinka specializuotoms paslaugoms, tokio tipo specializuotoms paslaugoms yra gan maža. Todėl stengiamės ateityje pradėti kuo daugiau dirbti tarptautiniu mastu. Todėl mes praėjusius metus praleidome ne Lietuvoje. Aš treningą atlikau Japonijoje, tiek labiau suprasti kultūrą ir skirtingo mentaliteto vartotojus, tiek ir pažiūrėti, kaip realiai dirba kitos kompanijos, kitose rinkose. Mano kolegė Modesta tokį pat treningą atliko Pietų Korėjoje, dirbo LG Global Research laboratorijoje su mobilių telefonų tyrimais ir jų patogumo vartotojų pritaikymu. Taigi tikimės, kad mūsų ta tarptautinė patirtis leidžia ir Lietuvoje, kaip sakant, skatinti ir plėsti šitas paslaugas. Dabar apie tai, ką mes veiksime šiandieną. Tai pirmiausia, aš papasakosiu apskritai, kaip vyksta testavimo procesas. Ir po to jau žiūrėsime į realią sistemą. Tai yra projektas, kurį mes atliekame šiuo metu ir turime projekto atstovus, tiek ir užsakovą iš nacionalinės bibliotekos atstovaujantį žmogų. Taip pat turime čia ir diegėjo komandą, žodžiu, kad matytumėm pilną vaizdą, kaip iš tikrųjų turėtų būti atliekamas tas vartotojų testavimas ir kas turėtų jį stebėti. Nes tai yra svarbu, kad tai, ką protestuojam, kad ta visa informacija neliktų uždara vien tik tai konsultantų kompanijoje. Tai va todėl mes būtent susipažinsime su sistema. Aš jos dabar tiksliau apie ją nepasakosiu, nes pas mus čia dar kol kas sėdi būsimieji vartotojai, kurie dalyvaus testavime, kad jie nežinotų per daug informacijos, tai apie tai šiek tiek papasakosiu vėliau. Ir turėsime po to trečią dalį klausimus ir aptarimą, kur galėsite tiesiog paklausti, kas jums papildomai dar buvo neaišku, ką reikėtų patikslinti ir panašiai. Taigi, pradedam apie usability procesą, paties testo procesą. Šitas pjūvis šiek tiek skirsis nuo to, ką prieš tai pasakojo Viktorija. Aš manau, kad tai bus naudinga tiesiog matyti, kaip iš organizacinės pusės turėtų būti sudėliojami visi darbai. Mes procesą skirstome į 3 dalis. Pirmasis jų yra pasiruošimas testavimui. Ir šitoje vietoje mes bandom išsiaiškinti apskritai, kuo detaliau su užsakovu ir to
portalo arba programinės įrangos autoriumi, kas yra svarbu, ko yra tikimasi, kokios yra problemos ir panašiai. Ir atitinkamai pagal tą informaciją formuojame jau testavimo užduotis ir atrenkame vartotojus, kurie dalyvauja testavime. Taigi, dabar detaliai, tiesiog pažiūrėkim, kas įeina į pasiruošimą testavimui. Pirmiausia, žiūrime į veiklos tikslus. Norime sužinoti, ko užsakovas tikisi iš tos programinės įrangos arba iš to portalo. Ir atitinkamai tai jau mus pradeda nukreipti, ką mes siekiame išsiaiškinti pačiame tyrime. Toliau žiūrime, kas yra tikslinė grupė. Šitą pradinę informaciją mes irgi gauname dažniausiai iš užsakovo, arba iš to portalo kūrėjo. Tiesiog tai yra žmonės, kurie naudojasi šiuo metu tą sistemą, arba tai yra žmonės, kurie norima, kad naudotųsi tą sistemą. Ir tai yra iš tikrųjų svarbu išsiaiškinti prieš planuojant tolimesnius testo etapus. Pavyzdžiui, turint realiai veikiančią sistemą, svarbu žinoti, ar iš tikrųjų turėti tą statistiką, kas jūsų sistema naudojasi, ir ar tai yra iš tikrųjų tie žmonės, kurių jūs siekite ilgalaikėje perspektyvoje. Ar jūs norite pakeisti tikslinę auditoriją. Ir atitinkamai pagal šitą informaciją toliau yra žiūrima, kokius vartotojus realiai geriausia kviesti į testavimą. Pagal pirmus 2 punktus tada jau galima gan tiksliai suformuluoti problemą, ką mes norime tiksliai išanalizuoti per usability testą. Nes pažiūrėjai bet kokį tinklalapį, mes galim rasti labai įvairių pjūvių, kuriais norėtumėm analizuoti, ką norėtumėm protestuoti, ir viską per vieną testą su vienu vartotoju protestuoti yra, sakyčiau, neįmanoma. Už tai yra labai svarbu nuspręsti, ką testuojam ir kokie yra tikslai, kokie yra siekiai to testavimo. Toliau, kaip ekspertai arba tie žmonės, kurie atliks testavimą, mes turim detaliai susipažinti su pačia sistema. Turim patys persižiūrėti ir atitinkamai peržiūrėjus iškyla dar nemažai klausimų, juos mes vėl einame pas sistemos autorius ir klausime, kas mums buvo neaišku, ir tada dar kartą tikslinamės. Ir kai jau viskas iš tikrųjų aišku, tada nusprendžiam koks yra galutinis testavimo fokusas. Žinodami testavimo fokusą, galima sudaryti konkrečias užduotis. Užduotis turi būti sudaromos taip, kad vienas dalykas būtų paprastas ir lengvai suprantamos vartotojui, bet tuo pačiu, kad teisingai apimtų tuos tikslus ir tą fokusą, kurį mes esame savo nusistatę tam tyrimui. Kad iš tų užduočių atlikimo mes galėtumėm daryti išvadas. Išvadas tokias, kurios būtų naudingos mūsų tos sistemos patogumo gerinimui. Ir paskutinis punktas pasiruošime, tai yra vartotojų atranka. Viktorija nemažai pasakojo apie variantus, kaip gali būti atrinkti vartotojai. Aš tik tai vieną dalyką norėčiau pabrėžti, kad svarbu iš tikrųjų, svarbiausia, sakyčiau, atsižvelgti tai, kad jie atitiktų jūsų tikslinę grupę. Būtent, kad tai būtų tie žmonės demografiškai ir savo vartotojišką patirtim atitinkantis tą tikslinę grupę. Tai gali būti ir jūsų kolegos, jeigu jie atitinka tą grupę, gali būti pažįstami, gali būti nepažįstami žmonės, bet svarbu, kad jūs žinotumėt, kodėl jūs pasirenkat būtent tokius žmonės. Tiesiog tokiu būdu tie testavimo rezultatai, jie tampa patikimesni ir naudingesni iš tikrųjų. Tada antras žingsnis, svarbiausias turbūt ir daugiausiai laiko užimantis, tai yra pats testavimas. Ir jo eigoje aš pasakoju apie tai, kas vyksta, kaip pas mus ateina vartotojas, kurį mes pasikvietėm. Pirmiausia, jam yra padaromas įvadas, supažindinamas su tuo, ką jis turės daryti. Bandoma